Labas, šiandien norėčiau pakalbėti apie sapnus, o tiksliau apie avietes. Labas. O, avietės sapnuose išties gera tema. Manau, tai sudomins daugelis klausytojų. Tad pasistengsiu paaiškinti kuo aiškiau ir glaučiau. Papasakok, ką reiškia sapnuoti avietes? Galiu papasakoti, ką reiškia dažniausi sapnai apie jas. Tad klausk. Puiku. Pradėkime nuo gerų ženklų. Ką reiškia, jei sapnuoji prinokusis avietis? Arba ką sako sapnas apie aviečių derliaus nuėmimą? Jei sapnuoji prinokusias avietės, tai labai geras ženklas. Tai reiškia, kad tavo įdėtas sunkus darbas pagaliau duos rezultatų. Laukia sėkmė, o aviečių derliaus nuėmimas rodo, kad dabar yra metas mėgautis atlygiu už tai, ką anksčiau padarei. Tiesiog mėgaukis savo pasiekimais ir tiek. Supratau. O kas jei sapnas nėra toks malonus? Ką reiškia, jei sapnuoji rūgščias avietes ar supuvusias? Rūgščias avietės reiškia netikėtą nusivylimą. Galbūt kažkas, ko tikėjai, nepasiteisins. Reikėtų pakoreguoti lūkesčius. O supuvusios avietės simbolizuoja praleistas galimybės. Tai įspėjimas, kad reikia veikti laiku, antraip gali kažką prarasti. O ką reiškia, kai sapnuoji aviečių krūmą su spygliais? Arba jei sapne gauni aviečių dovanų? Spygliuotas aviečių krūmas rodo, kad kelias į sėkmę nebus lengvas, bus iššūkių. Bet jei atlaikysi, lauks saldos rezultatai. O jei sapne gauni aviečių dovanų, tai reiškia, kad esi vertinamas ir branginamas. Kažkas reiškia tau dėkingumą ar meilę. Įdomu. Dar norėčiau paklausti apie specifines detalės. Ką sako sapnas apie aviečių sėklas ar neprinokusias avietes? Aviečių sėklas simbolizuoja potencialą ir naują pradžių. Tavo idėjos turi didelį potencialą augti, o vat neprinokusios avietės įspėja apie skubėjimą. Tad būk kantrus ir leis situacijai subręsti, tada aprink sprendimus. Geriems dalykams tiesiog reikia laiko. O ką reiškia, jei sapne valgai avietes arba matai aviečių pyragą? Valgyti avietę sapne reiškia mėgautis gyvenimo malonumais ir pasimėgauti akimirką. O aviečių pyragas simbolizuoja komfortą ir šilumą. Tai laimės gabalėlis tavo gyvenime. Paskutiniai keli. Ką reiškia, jei randi aviečių krūmą ar matai sutrintas avietes? Laukinių aviečių krūmas reiškia netikėtą malonumą ir malonės staigmenas. O sutrintos avietės gali reikšti sužlugdytas viltis ar aistras. Todėl tai pats laikas judėti naujų kelių. Ačiū už tokį išsamų ir aiškų paaiškinimą. Dabar jau daug geriau suprantu, ką gali reikšti sapnai apie avietes. Galbūt kitą kartą aptarsime kitus sapnų simbolius. Na, o klausytojus raginu prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, taip nepraleisite naujų video. Ačiū už pokalbį, iki kitų kartų. Ate! Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.